Sveiki, laba diena, bendra taro prognozė. Vasario 10-16 diena, žuvis. Pasižiūrėkime, kokiagi laukia šią savaitę žuvų. Jeigu nesate prisijungę į mano kanalą, kviečiu visus jungtis, bus malonu. Ir žiūrime, kokios gi nuotaikos šią savaitę laukia žuvų. Kokiagi savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, kokiagi laukia žuvų staigmena ir kokiagi naujiena. Taip, dabar šitą savaitę žuvis, kokiosgi savaitės nuotaikos, energijos, taip galima sakyti. Žuvis galbūt taip jaučiasi, kad nežinau, ką daryti, viskas, pavargau. Žinot, tokia, galima sakyti, vos ne depresinė tokia savaitė, kad tokios nuotaikos, viskas, nieko nenoriu, nieko nežinau, jokių perspektyvų nėra. Kaip sakant, viskas blogai, viskas atsibodo, nežinau net nuo ko pradėti. Va tokia va savaitė, tokia jinai, galbūt iš tikrųjų žuvis, galbūt tikrai serga ir guli dabar lovoje ir tokia savaitė, kaip sakant, nekrutanti. Savijauta, va būtent savijauta tai yra, jaučia žuvis, kad reikia eiti, reikia daryti, reikia krutėti, atėjo pats laikas kažką tai daryti. Kaip sakant, tai tikrai tas kažkokie galbūt įvykiai yra iš seniau, ar dabar kažkokie įvykiai vyksta, kad žuvis supranta, kad reikia veikti. Kad gulėdamas ir depresuodamas nieko nepakeisiu, reikia. Va būtent, žinot, kaip sakant, savijauta, aš jaučiu, kad reikia, aš suprantu, kad reikia. Bet galbūt va tokia savaitė, kad rankos nekyla, arba, tiesiog, žmogus tikrai, rankos nekyla, niekaip, supranta tokia. O galbūt tiesiog fiziškai iš tikrųjų žmogus yra koks tai sergantis, peršalęs ar dar kažką, tai supranta, guliu lovoj, o reikalų daug. Finansai, va būtent finansų srityje, tai vis dėlto žuvis žiūri į priekį, yra kažkokios perspektyvos, yra kažkokie tai tikrai neblogi dalykai, tai galbūt, kaip sakant, kažkas tai tokio tikrai ganėtinai neblogo finansinėje srityje, tai bet žinot, kaip sakant, ar tai pirkiniai, ar tai gali pinigai įplaukti iš kažkur tai. Perspektyvos yra, galimybės yra, bet dar vis dėlto žuvis kažkaip tai nesiryžta, jos kažkaip tai vis dėlto trypčiojo vietoj. Galbūt nori kažką tai pirkti, bet tiesiog dar nesiryžta, nes vis dėlto galbūt baugina, kažkokie įsipareigojimai, baugina, žinot, nusipirksiu kažką, liksiu be pinigų, ar galiu sau leisti. Kažkas tai tokio, kažkas vilioja, bet vis dėlto dar, kaip sakant, dvejojam, abejojam. Šeima, jausmai, asmeninis gyvenimas. Va būtent šeima, jausmai, asmeninis gyvenimas, tai tikrai finansiškai viskas gerai. Žuvis mėgaujasi galbūt šeima, kažkokie tai netgi giminės susibūrimai, suprantat, kažkas tai gali būti. Tai galbūt tiesiog pačios žuvis yra apsuptos šeimos, giminės, va būtent. Tokia savaitė, galima sakyti, jinai tikrai labai nebloga, rami, ta prasme viskas labai gerai. Galbūt kažkas tai planuoja, netgi šeima, gali būti kažkokie nauji įvykiai, va būtent asmeniniam gyvenime susiję su šeima, su namais, gali būti kažkokie tai įvykiai ir tai yra saulė ar su vaikais, bet tai yra viskas pozityvu, supranta. Tai šią savaitę tikrai asmeniniam gyvenime, galbūt šeimoje kažkokie nauji įvykiai vyks tokie, kurie tikrai jie yra pozityvūs, supranta. Kažkas tai naujo gimsta. Kažkokios naujos idėjos, nauji dalykai, kurie tikrai pozityvūs yra. Darbas, va būtent darbe galbūt yra tas dalykas, kad galbūt žuvis turėtų pagalvoti, galbūt kiek jie energijos duoda, kiek jie dirba, kiek atlyginimo gauna. Suprantat, va tas va šitą savaitę galbūt ir yra, kad galbūt žuvis jaučiasi netgi nelabai kaip, galbūt ir serga. Ir va ši savaitė aš dirbu ir nedirbu, kaip dirbdavau už 3, o dabar kaip nedirbu, tai jau iš viso, žinot, kiek duodi ir kiek gauni. O būtent šią savaitę žuvim reikėtų darbe galbūt būtent pamastyti, o gal ir bus tokie variantai, situacijos, kad turės tiesiog galbūt pasvarstyti, pasverti,
kiek jie duoda ir kiek jie gauna mainais. Suprantat, galbūt va taip ir gaunas, kad mes dirbam už 2, o gaunam atlyginimą už 1. Suprantat, arba išvis mūsų net nevertina. Mūsų, nu, suprantat, nu, kažkas tokio. Kiek duodu, kiek imu, kiek gaunu. O galbūt bus vis dėlto sprendimas kažkoks tai, vis dėlto kažką tai keisti. Daleiskim pasirinkimas. Galbūt šita darbo vieta, ar toj pačioj darbovietėj kažkokios kitos pareigos. Va būtent pasirinkimas. Kiek čia gausiu ir dirbsiu, ta prasme pasirinkimų tokią savaitę, galbūt taip galima sakyti. Kokiagi staigmena? Vis dėlto staigmena gali būti susijusi su santuoka, su sutuoktiniu, arba vis dėlto su kažkokiais mokslais. Tai galbūt ir va darbe susiję tas, kad galbūt žuvis galbūt turės spręsti, kad galbūt man yra geresnė darbo vieta su geresniu atlyginimu, bet man trūksta mano žinių. Aš turiu truputėlį pasimokinti, persikvalifikuoti, žodžiu, kažką tai suprantat. Ir tai gali būti ta staigmena, kad žuvis 65 metų amžiaus taps studentai, nes jiem reikia kažkokius naujus žinių, suprantat. Tai gali būti tokia staigmena, kad vis dėlto pradedam studijuoti, pradedam kažką tai tobulėti, bet tai gali būti susiję ir su santuoka ir su sutuoktiniu. Ir būtent ta naujiena, kad va būtent žuvis iš tikrųjų, arba sutuoktinis, nu kaip sakant, turi galimybę kažką pradėti iš naujo, kažką tai daryti. Suprantat, tai galbūt vis dėlto ir su šeima susiję, kad ta nauja pradžia yra. Kažkokios galimybės yra, ką galima daryti, suprantat. Tai žodžiu, manyčiau, irgi labai yra nebloga savaitė. Tik tai va būtent šitas va ta pradžia, naujiena, galbūt truputėlį gali būti, tie visi pasikeitimai gali būti susiję su vaikais netgi. Nu be abejo, jeigu žuvis jauni žmonės, tai galbūt su sutuoktiniu, kuris yra jaunas žmogus. Ir dėl šito dalyko žuvis gali pergyventi. Bet iš tikrųjų perspektyvos yra labai geros, tos naujos pradžios yra geros. Ir būtent magas, tai žuvis turi visas galimybės kažką tai keisti gyvenime, bet jau būtent priklauso kaip žuvis pasirinks, kokius sprendimus priims. Nes galbūt būtent ir darbe yra tas apsisprendimas, galbūt jie net atsisakys būtent šitos galimybės, nes jiem atrodys, kad, nu, ta prasme, dėl kažkokių tai priežasčių, ten šeimyninių ar dar kažko, tai tiesiog negali. Bet jeigu tai yra susiję galbūt su santuoka, su sutuoktiniu, tai vis dėlto taip pat žuvis gali pergyventi, kad va sutuoktinis kažkur tai gali išvažiuoti, kažką tai padaryti, kaip aš būsiu čia su vaikais, kaip vaikas augs be tėčio, ten pusę metų, dėl to, kad, nu, kažkokios galimybės yra tos naujos pradžios. Čia žinot, kaip sakant, daug ko gali būti, bet tai vis dėlto yra pozityvu ir svarbiausia būtent ta galimybė yra, bet viskas priklauso nuo mūsų pasirinkimų. Būtent. Tai aš manau, kad šita savaitė žuvų tikrai yra pozityvi ir nebloga, bet pasižiūrėkim, ar tai sutuoktinis. Va būtent tai yra nauja pradžia ir iš tikrųjų šita staigmena tai kažkokia nauja pradžia materialaus pasaulio, materijos, taip, tai yra finansai. Ir vis dėlto reikia priimti sprendimą, pašalinti kliūtis kažkokias ir reikia priimti labai svarbų sprendimą. Va būtent vis dėlto reikia, nes tai yra dvejonės, abejonės, toks nestabilumas, tai gali būti netgi pasirinkimas iš 2 darbų, iš 2 galimybių. Nu, žodžiu, kažką tai reikia rinktis iš 2, suprantat. O jeigu tai vis dėlto yra susiję su santuoka, tai taipogi gali būti tiesiog šeimoje kažkokios tai naujienos, galimybės kažką tai pradėti, bet ir vėl reikia rinktis. Darom ar nedarom, galbūt priemam sprendimus ar paliekam viską taip, kaip yra. Va būtent tas pasirinkimas. Tikiuosi, kad žuvis priims teisingus sprendimus, pasirinks teisingą variantą ir viskas bus gerai šią savaitę. Tad iki ir iki greito.